Piligriminį žygį dviračiais organizavom iš Kryžių kalno ir keliavom į Klaipėdą per įvairias dvasingumo vietas Žemaitijoje. Nukeliavom 230 km dviračiais, 30 jaunų žmonių iš įvairių Lietuvos vyskupijos parapijų ir jaunimo organizacijų. Visą piligriminį žygį lydėjo lietus. Vietomis labai galingas lietus ir iš tikrųjų esam dėkingi policijos darbuotojam, patruliam, kurie kai kur mus lydėjo netgi ir iš priekio, ir iš užpakalio visą palydą. Ir jie iš tikrųjų labai stengiasi, kad mes saugiai važiuotume, kad netrukdytume kitiem eismo dalyviam, keleiviam, automobiliams. Nustebino tų policijos darbuotojų atvirumas ir nebijojimas eiti į santykį su jaunu žmogum ir parodyti pačio policininko darbą, darbo įrankius, darbo priemonės ir toks nešališkumas, betarpiškumas. Noriu dar kartą padėkoti visiems Lietuvos policijos darbuotojams už tai, kad jie yra tokie atviri, nuoširdūs, geranoriškai nusiteikę jauno žmogaus atžvilgiu ir norintys padėti, kai į juos kreipiamasi pagalbos.